Sveiki visi mūsų Facebooko fanai. Taigi, šiandien turėjom padaryti video ir trumpai pasakoti apie mūsų dieną. Čia tautas filmuoja turbūt paveikslą. Ja, paveikslas žiūri įdomus. Tai paveikslą, čia mūsų kambarį. Pradžiai norėjau papasakoti, kaip mes susimaišėm laike. Tai buvo labai paprastai. Va, ką mes vakar dieną veikiam? Šiaip dieną, iki kol nemegom. Vaikščiam po miestą. Ai, buvom tai parduotuvėje kainę maistą. Jo. Tai va, vakar buvo diena, atlikinėjom svarbius reikalus, važiavom į kitą miestelį, kuris vadinasi Rio Grande, ir ten pildėm savo social security number, ir ten kortelę, kad galėtume legaliai dirbti. Bet Tautinas nusipirko batus, nei norės patartinais parodyti. Bet tie batai čia yra Vans iš $50, čia visi batai, patys geriausi Nike kainuoja $50. 102 litų, žodžiu, žiauriai apsimoka ir daug geriau negu Lietuvoje. Žiauriai ten esmė, nu gerai. Sim kortelę, grįžom čia. Ir tada nutarėme pasiaiškinti. Rašykit man į privatą, jeigu norit mano numerį. Nes vakar buvo nedarbo dar diena ir šiandien, žodžiu, pasivaikščiom, grįžom namo ir sakom, pasidarėm pietus ir sakom, davai, prigulkim pamiegot valandą. Nu gerai, atsigulėm 5 valandą miegoti ir sakom, nu gerai, pamiegam valandą reisim pasivaikščioti palei jūrą. Ir gavosi taip, kad prabudom 4 ryto. Čia buvo, o dieve, mes pamiegom visą naktį. Ir buvo keistas jausmas, ir čia nesilaikomaišų. Bet buvo vienas geras dalykas. Sveiki visi. Žodžiu, geras dalykas buvo tas, kad iš viso šitą dalyką, kad mes 4 valandą atsikėlėm, o aš visą galiausiai šiaip 11 arba 10. Geras dalykas čia tas, kad buvo puikus bairis, kurį papasakam Kerry. Ir mes sakėm, kad miegodami ir mes atsikėlėm, tipo, okay, let's go for sightseeing. And, oh, damn, it's 4 AM. Ir tada Kerry žiauriai juokas. Tai va, čia labai svarbus dalykas. Šiandien buvo pirma mūsų darbo diena, kadangi atsikėlėm 4 ryto, prie valandėliaus staudom, ir jau 6 nemiegojom, tai susiruošėm į viršų, ten kur dirbam. Ir tenai atėjo mūsų bendradarbė mergina tokia Alexis, kur yra žiauriai šauni ir viską aiškino, kaip daryti 100 kartų, kaip lakstyti rankšluosčius, kaip tam daryti. Tai ir esmė tame, kad šiandien gavom savo darbo mašinėlius. Palauk, aš galiu užsidėti ir parodyti tie šaunus. Nu ja. Triušiukas. Čia daug laksto. Ja, jie tiesiog laksto gatvėmis, laksto kiemais ir neįsivaizduoja, kur jie įimas ir iš viską čia daro. Primetė letabus. Ja, bet čia maždaug toks pats dalykas, kaip ir kad katės pas mus. Jo, kačių nėra. Naik, pablosi. Triušių štai yra. Ar jis pabėgs? Taip, čia triušių. O, nubėgo. Koks juokingas. Turnikų aikštelė. Ir ką tik kalbėjom su mokytojais ir mums leido ją naudotis visą vasarą. Gerai, paros savo veidą, koks tu laimingas. Va. Gerai, dabar einam sportuoti. Ate. Hey Ruth, how are you doing? Yeah. Dabar mes einam pro Kiptimėjų. Tai yra labai gražus miestelis. Einam iš parduotuvės. Kol sezonas neprasidėjęs, čia dar labai mažai žmonių iš tikrųjų. Todėl visą laiką. Ne, čia visiškai negražiai palyginus, čia yra žiauriai apleista gatvė netgi. Tiesą sakant, čia yra pirma šiukšlė, kurią aš iš vis pamačiau kaip mei. Taip. Ja, dviračiai žiauriai nefainė. Ne dėl... Oh my god. Kaip daugylą dviračiai. Su tokiam panom. Turėtų būti žiauriai sunku važiuoti. Visiškai lyguma, absoliučiai.